Tai labas vakaras visiems. Pradedam mūsų tokį novatorišką sprendimą, mūsų rudens sezoną. Ir šį sezoną tikrai tai bus ne pirmas, ne vienintelis kartas, kada galbūt pakviesime ir svečių prisijungti, išgirsti tam tikras įdomias, aktualias temas gyvenimo būdo pokyčiuose ir kaip mes galėtume galbūt savo padėti, kaip sulaukti to palaikymo ir pasidalinsime, aišku, kokį mes palaikymą teikiam. Tai šiandien mūsų tema iš tikrųjų yra apie pačius įpročius. Tai yra sukurk sveikus įpročius. Kodėl gimė ši tema? Visų pirma, ši tema gimė todėl, kad dažnai susiduriu, nes dirbu sveikos gyvensenos srityje jau daugiau negu 10 metų ir tikrai dažnai susiduriu, kad žmogus įsigyja kažkokį mitybos planą, laikosi kažkokios trumpalaikės dietos ir kai tik jį baigėsi jo ir tie pasiekti rezultatai, kad po truputėlį pažingsniui sugrįžta tie seni įpročiai. Tai būtent ši tema ir gimė tam, kad galbūt visi išgirstumėte, kasgi tie įpročiai, kaip tie įpročiai veikia mus, tai skirsim nepilną valandą, turėsim netgi ir praktinę užduotį tiesiog tam, kad pagalvotume. Labai kviesiu ir pasidalinti jūs, tam yra čatas, kurį aš taipogi irgi kartais atsidarysiu ir pažvelgsiu, kad kas iš tikrųjų labiausiai irgi atvedė jūs, ane? Tai vat, pavyzdžiui, kas jūs atvedė iš tikrųjų šiandien į šį seminarą, būtent kol aš prisistatinėsiu, aš labai lauksiu, kad čiate irgi atsirastų jūsų tas prisistatymas, kokį galbūt turite įprotį, kurį norėtumėte pakeisti. Galbūt tas įprotis, kuris vis sugrįžta, kaip aš sakau, kartais reikia tą daržą įsiravėti, ne? Tai dabar tas pristatymas galbūt bus daugiau apie mane, tiems, kas pirmą kartą mane pažįsta, matote mane šiame online susitikime. O jūsų aš paprašysiu čate mūsų pasidalinti iš tikrųjų, kokį jūs galbūt šiandien vakare norėtumėte, mintį siejate, kad nuo šiandien vakaro, nes reikia čia ir dabar imti sprendimą, norėtumėte įprotį naują įsiugdyti, nes greičiausiai to mes ir susitikom. Tai noriu prisistatyti, esu Vaida Pavilonytė, man 45 metai, jau netrukus dar vienais metais pasensiu, dar viena patirtis metų. Iš tikrųjų, esu baigusi Kauno cheminę technologiją, KTU universitete, Kauno technologijos universitete, daugiau nei 16 metų. Tikrai turiu gal daugiau čia tos patirties darbinės ir farmacijoje, ir pardavimuose, rinkodaros, vadovavimo, mokymų bei konsultavimo srityse. Ir šiandien turbūt jau daugiau negu 10 metų būtent dirbu kaip mitybos konsultantė, Herbalife nepriklausoma partnerė. Iš tikrųjų, nemažai laiko skiriu ir visuomeniniai veiklai. Ir dabar kaip tik iš vieno iš susirinkimų parbėgau tiesiai būtent vesti šį seminarą. Tai daugiau negu 20 metų esu aktyvi Rotary organizacijos narė, tikrai daug darom visokiausių labdaros, visuomeninių iniciatyvų. Ir mano turbūt smagiausia sveikos gyvensenos srityje atlikta visuomeninė iniciatyva, tai yra nepirkim vandens plastikiniuose buteliuose. Bet galėčiau pasakyti, kad šiandien diena yra ta didžiausia iniciatyva, kurią daugiau negu 10 metų vystau, nes tas prasmingas verslas, kaip šiandien kalba daug kas apie socialinį verslą, socialinę atsakomybę, tai šiandien mes turbūt Herbalife tikrai nešam labai daug tos socialinės atsakomybės, to verslo teisingo vystymo. Tai yra būtent tai, kad mes labai dalinamės daug žinių, daug informacijos, kuri pasiekiama tikrai neatlygintinai, tai yra nemokamai, ir tai reikia žmogui ją naudotis. Ir šiandieninė ta mano paskaita, kurie tikrai galėsite pasidalinti su draugais, bičiuliais, būtent tam, įkvėpti, supažindinti, kad kaip tas įprotis ir kaip tas mechanizmas iš tikrųjų veikia. Ir tuo tikslu tikrai noriu ir jumis pasidalinti, nes įpročiai išsiugdo. Ir čia ne veltui parašiau, kad esu ir šiaurietiško ėjimo instruktorė, Nirvana fitness trenerė, kad būtent iš tikrųjų aš buvau iš tų, kuri nekenčiu sporto. Ir turbūt tas fizinis aktyvumas tikrai nebuvo mano gyvenimo kasdienybėj. O šiandien aš tikrai save pastebiu, kad daug dažniau aš judu. Jeigu, sakykime, neturėjau galimybės atlikti treniruotės, aš tikrai pastebiu, kad aš noriu išeiti tada ir vakare bent jau savo rajoną prasieiti tam tikrą kiekį žingsnių. Arba jeigu aš to negalėjau padaryti, ten, nežinau, oras blogas, nes, tikrai pasitaiko, kad, tikrai blogas oras. Namuose visada, net ir mano bute, kad ir mažas jaukus butas, yra patiestas kilimėlis. Šiandien dar tikrai papasakosiu ir pasidalinsiu ne vienu įpročiu, kurį aš įsitraukiau į savo gyvenimą, kuris palengvino tiek man ir lygiai taip pat palengvino ir mano sūnui gyvenimą. Dėl to, kad aš esu mama ir aš žinau, kaip kartais mums tėvam yra sunku išugdyti vaikams
tam tikrus įpročius. Tai irgi ne vieną tokį, kaip ten tą tipsą suteiksiu ir jom, ir galbūt ir jūsų gyvenime, nes matau, kad tikrai dauguma mūsų tų moterų prisijungia, iš tikrųjų atneš galbūt kažkokią tai idėją. Kaip ten tuos įpročius įsiugdyti. Ir turbūt tie sveiki gyvenimo būdo įpročiai, jie irgi atėjo ne iš gero gyvenimo, kaip aš sakau, ta sveika gyvensena mano gyvenime atėjo ne iš gero gyvenimo. Aš taipogi turėjau antsvorį ir taipogi man teko keisti savo gyvenimo įpročius tam tikrų metu. Mes tikrai turim visokiausių pabangavimų, nėra niekada tobulų sąlygų ir turim suprasti, kad ypatingai, kada mes nutarėm ugdyti kažkokį tai įprotį, kada mes siekiam kažkokio tai tikslo, greičiausiai mūsų gyvenime bus labai daug kliūčių, bus labai daug nepatogių aplinkybių. Staiga mes, kai priimam sprendimą, mums atrodo, kad pas mus viskas turės būti tobulai ir staiga viskas tampa nebetobula ir pasaulis visas atrodo susipriešina būtent tada, kada aš noriu kažką tai keisti. Tai su šia sąlyga būtinai susitaikykit, tai yra tas Merfio dėsnis, kad būtinai nukris ir sumuštinis sviestu ne į tą pusę ir visi dalykai turbūt atrodo viskas griūna būtent tuo metu. Tai šiuo atveju taipogi tie pokyčiai, ypatingai, sakykime, kūno linijos, su kuo mes dažniausiai ir susiję ir dirbam kaip mitybos konsultantai, tai tikrai daugelis mes pasitelkiam tai, kad na va, ir vėl man aplinka, ir vėl man dar kažkokie tai aplinkybės, ane? Bet atminkim tai, kad mes niekada nepakeisim aplinkybių. Ir vienintelį dalyką, kurį mes turime susikoncentruoti, tai esu tik aš. Nes vienintelis dalykas, kurį šiame pasaulyje galiu keisti, tai tik aš. O mes vis dažnai norim keisti aplinkybės. Mes vis dažnai laukiam, kada bus mums patogios aplinkybės. Ir tai yra turbūt pati didžiausia klaida, ką žmonės daro, tai yra laukia aplinkybių. Ir gyvena arba tai, kad vakar buvo labai gerai, arba tai, kad aš laukiu rytoj. O mano tai darbas išmokti gyventi čia ir šiandien, atlikti tam tikrus dalykus čia ir šiandien. Ir šiandien mes kalbam apie įpročius. Ir reiškia tai, kad toks, koks esu šiandien aš, mane iš tikrųjų sukūrė mano vakarykščiai įpročiai. Tai, ką aš dariau vakar, tai kokie buvo sprendimai. Nes kas tas įprotis yra? Tai, ką aš daug dalykų dienos eigoje darau nesąmoningai. Tiesiog tai jau yra toksai įprotis, ane? Tai yra rutina kažkokia, tai yra tiesiog, tai yra taip nusistovėję. Juk daugelis mes atsinešam tam tikrus įpročius iš šeimos, nežinau. Daugelį buities dalykų šeimoje mes dažnai atliekam tiesiog iš įpratimo, dėl to, kad tai pas mus buvo įprasta. Kad tai nėra teisinga ar tai ir neteisinga, tai tiesiog pas mus yra įprasta. Ir kada ypatingai susitinkam, sakykime, dvi šeimos arba atsiranda kažkokie nauji žmonės mūsų gyvenime, ir man tai yra tiesiog įprasta, jeigu aš toks kažkoks tai žmogus, o kitam žmogui tai nėra įprasta ir jisai nesupranta, dažniausiai ir mes nesusikalbam dėl to, kad mes turim tam tikrus skirtingus įpročius. Ir daugelis ką sakom, čia mano toks charakteris. Bet iš tikrųjų mes ir nurašom daug dalykų charakteriui. Ir čia aš noriu sugrąžinti mus visus, kad iš tikrųjų kas vyksta, kad pirmiausia pasisėja mintis, tada nutinka veiksmas. Jeigu tas veiksmas kartojasi diena iš dienos, atsiranda pastovus veiksmas ir iš to susiformuoja įprotis. Ir realiai tas mūsų įprotis ir formuoja mano charakterį. Formuoja labai daug bruožų ir labai daug dalykų. Todėl nesvarbu, kokie šiandien mes esame, jeigu mes turime tikslą būti kažkuo kitokiu, tai mūsų galioje labai daug dalykų pakeisti. Mes galime iš netgi labai temperamentingo, impulsyvaus žmogaus tapti ir šiek tiek ramesniu žmogum. Galbūt galime tikrai išmokti nebereaguoti tiek impulsyviai. Būsim tikrai impulsyvesnis, būsim, kaip aš sakau, iš kažkokio tikrai ekstraverto galbūt žmogaus labai didelių intravertų netapsim arba atvirkščiai, tačiau tam tikrus dalykus, pradėdami vien nuo minties, išugdydami tam tikrą veiksmą ir tą veiksmą kartodami, kai tas veiksmas tampa įpročiu, mes tikrai išugdysim netgi ir kitokį charakterį. Todėl dar kartą noriu pasakyti, kad charakteris tai yra mano įpročių rinkinys. Ir jeigu aš noriu ir turiu tikslų ir jų siekiu,
Tai aš tikrai turiu pagalvoti apie tai pirmiausia nuo kokios mintys, kokie dialogai mano viduje, kodėl man kažkur tai dažnai, sakykime, siekiant kažkokių rezultatų nepasiseka, galbūt aš jau save nuo pat pirmos akimirkos užprogramuoju, kad man čia nepasiseks, aš čia, okei, gal pabandysiu, bet eilinį kartą, suprantat, su kokia mintim mes daugelį dalykų pradedam, galbūt mūsų žodyne vyrauja labai daug negatyvo, gal reikėtų pradėti vėlgi pozityvius dalykus, apie pozityvą, tai yra per teigiamą dalyką. Vėlgi tas momentas, ar tu nenorėtum išgerti kavos? Tai taip ir norisi atsakyti, tikrai nenorėčiau. Bet galbūt verta pasakyti, kad eime išgerti kavos. Aš norėčiau su tavimi išgerti kavos. Ir tada ir aš iš karto norisi keliauti. Tai nuo tos minties ir nuo to mano žodžio iš tikrųjų toliau užsisuka visa veiksmų rutina. Ir kada užsisuka ta visa veiksmų rutina, mes dažniausiai dabartiniam triukšme ir nepagaunam tos minties, ir nepagaunam tos priežasties pasekmės ryšio, ir gaunasi toksai užsuktas voverės ratas, kuriame mes verdam diena iš dienos, rezultatų lyg ir norim kitų, bet vis ateina ta kita diena, bet to kito rezultato mes ir neturim. Ir va čia toks uždaras ratas, iš kurio šiandien aš norėčiau jūs šiek tiek ištraukti, ir kad jeigu jūs turite to noro ir ūpo pakeisti kažkokį tai įprotį, va čia matau, kad daug įpročių, kai kas jau surašėt, labai smagu, tikrai labai džiaugiuosi, taip kad pasidalinkit, aš tikrai, žinokit, persižiūriu, perskaitau, gal kiek vėliau, kai jūs atlikinėsite užduotį pirmąją, kad iš tos rutinos ištraukti, kad pagalvoti apie tai, o ką šiandien čia ir dabar aš galėčiau padaryti, kokį aš noriu įprotį tą pakeisti, nes atėjo ruduo, atėjo nauja rutina ir mes čia galim labai daug kūrybos iš tikrųjų įdėti ir turėti visai kitokį sezoną ir visai kitokią ateitį. Ir daugelis ir sako, tai va čia toks mano likimas. Ir aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų ne likimas, o mano įpročiai nulemia ateitį. Visi mes turim tas pačias 24 valandas, visi mes turim tas pačias galimybės, visi mes gyvenam toj pačioj Lietuvoje, viskų mokam tuos pačius mokesčius ir turim tas pačias galimybės, nes kalbam tą pačią kalbą netgi. Tai nulemia mūsų ateitį, tai kągi mes veikiam tas savo 24 valandas. Ir kai šiandien tiek daug triukšmo, pažiūrėkit, kiek mes daug gyvenam kitų gyvenimą. Kas gaunasi, koks įprotis, žiūrėti televizorių, scrollinti Facebooką, naršyti kitus socialinius tinklus ir taip toliau. Ir tas įprotis iš tikrųjų suvalgo tą mūsų laiką. Tai reiškia, kas nutinka mano planavimas. Mano planavimo galbūt įprotis nėra toksai geras, nes visi mes iš tikrųjų turim tas pačias 24 valandas, tai greičiausiai mes jas išnaudojam ne visiškai tinkamai. Todėl nelikimą, o valdykim savo laiką ir valdykim savo įpročius. Kaipgi tas įpročio modelis atrodo paprastai ir mes jį dabar truputėlį išdirbsim. Tai reiškia, pirmiausia, tai turi būti aiškus kodėl. Tai yra mano kodėl. Nes jeigu, kalbėkim, daugelis galbūt nori lieknėti, daugelis galbūt nori, uždirbti daugiau. Tai yra du pagrindiniai dalykai. Gerai jaustis ir turėti pinigų. Iš tikrųjų, su kuo mes dažniausiai Herbalife ir dirbam. Nes mūsų gera savijauta ir uždirbti pinigų, daugiau. Dėl to, kad kodėl? Dėl to, kad aš noriu turėti daugiau laisvės, nes daugelis pinigų suvokia kaip ramybę ir laisvę. Ir kitas momentas tai yra gerai jaustis, nes kada mes gerai jaučiamės, iš tikrųjų mes galim turėti tuos 100 norų. Kada mes prastai jaučiamės, mes turim tik vieną vienintelį norą jaustis gerai. Bet vis tiek tas mano kodėl jisai gali būti kitoks. Nes vienam reikia pinigų galbūt, kad keliauti, kitam galbūt atvirkščiai nusipirkti patogią lovą ir sėdėti namuose. Ir nemėgsta tų kelionių, jam vienintelis stresas krautis nuolat lagaminą, sutikti naujus žmonės, gyventi ne savo namuose, miegoti ne ant savo pagalvės. Mes negalim teisti to žmogaus, nes tai yra jo kodėl. Ir tas mano kodėl man turi būti svarbus. Nes jeigu kodėl yra primestas kito, sakykime, galbūt man ten kažkas kitas bamba, dėl to, kad čia pas mane antsvoris ir galbūt kažkas tai šeimos narių, o galbūt, kad aš nesportuoju, o galbūt, kad aš rūkau. Bet jeigu aš neturiu savo kodėl, natūralu, kad bus labai sudėtinga. Todėl tas suvokimas ir įpročio ciklo ir apsirašysim sutartį ir pastebėsim dienos eigoj, kaip tai įprotį padaryti matomą ir aišku, atliksim norą ir tam tikrą promotioną paskatinimą savo turėtume paskirti ir apie visą tai.
Ir tas kodėl tikrai turėkim savo. Ir todėl šiandien tie, kas norite kažkokį tai įprotį išjudinti, vat skirkim keletą minučių, ne, į tą žingsnį, motyvaciją, vat tas mano kodėl man tai yra svarbu. Ir kuo mes daugiau priežasčių parašysim, kuo mes sau aiškiau įsivardinsim, kodėl mums reikia to pokyčio. Galbūt tai bus ilgalaikė nauda. Na pavyzdžiui, neišgeriam pakankamai vandens per dieną. Ar mūsų savijauta gerės ilgalaikiai perspektyvoje? Tikrai ne. Pažiūrėkit, kaip iš tikrųjų sporto festivalyje savaitgalį mes atlikome labai daug kūno sudėties analizės testų. Tikrai manau, kad mūsų komandos konsultantas pabendravom beveik kiekvienas su 100 žmonių per tas 3 dienas, kasdien, sakykime, po 30-40, o kai kas net atsimenu, kad Karolina berods tu, ne, apie 70 testų per vieną dieną, tai reiškia 70 žmonių, mes kalbėjom, skatinom gerti vandenį ir daugelis sakė, mes negeriam. Ir pažiūrėkim, jeigu žmogus išgers pakankamą normą vandens, ar pas jį bus geresnė medžiagų apykaita, ar pas jį bus geresnė savijauta, be abejo taip, juk artėja virusinių susirgymų sezonas. Žiūrėkit, jeigu žmogus neišgeria vandens, jisai be abejo didesnė tikimybė, kad jo ir peršalimo ligos dažniau kimba, ir jos daug prašiau sveikstama, jeigu neišgeriama pakankamą skysčių. Tai reiškia, tai yra svarbu, ar tai bus ilgalaikė nauda? Taip. Ar mano gyvenimas kaip atrodys po 5, 10, 20 metų, jeigu aš tai padarysiu? Jeigu aš įsiugdysiu įprotį būti fiziškai aktyvesniu? Jeigu aš įsiugdysiu įprotį nepersivalgyti vakare, ne? Kaip tai atrodys? O kaip tai atrodys, jeigu aš nepadarysiu? Tos mano priežastys. Tai aš va dabar, kol kalbu, aš tikiu, kad jūs jau pasiėmę baltą popieriaus lapą, rašiklį, jau kažką tai rašotės ir žymite. Kitas momentas, pavyzdžiui, toksai atrodo frazė, ar aš turėsiu tuos brangius žmonės, ar išsaugosiu santykius, jeigu mano bus įpročiai kiti. Na, pavyzdžiui, jeigu aš turiu kolegas darbe, kurie, na, sakykime, mes esam ten, kurie 10, iš jų 8 rūko ir 2 nerūkom, o galbūt 9 rūko, 1 nerūko ir staiga, jeigu aš norėsiu mesti rūkyti, na, kaip tie man nedraugai, ne? Kaip aš su jais bendrausiu? Nes dažniausiai prie rūkomajam kambarį vyksta, ten, sakykime, kažkur tai vyksta tikrai daug diskusijų, ne, darbe kolegos, arba atvirkščiai, kaip iš tikrųjų, ar aš išsaugosiu tuos įpročius, ar mes galbūt turėsim įprotį keliauti pietų, galbūt jeigu visi mėgsta pizzą valgyti, o staiga aš noriu valgyti sveikesnį, sveikatai palankesnį maistą, o visi galbūt užsisakinėja, nežinau, kažkokiam kiniečių restorane, kur mes puikiai suprantam, kad nėra visi produktai patiekalai sveikatai palankus ir kiekvieną dieną galbūt renkasi žmonės fast foodą, o aš norėčiau sveikesnį variantą. Kaip aš išsaugosiu tuos santykius? Ir kadangi planuoju dar dirbti ne 1 ir ne 2 mėnesius. Ir kas bus su tuo pokyčiu, jeigu aš tampu kažkam nepatogiu žmogum, nes galbūt tą vakarą aš praleisdavau žiūrėdamas, nežinau, su šeima serialą, o staiga aš norėsiu eiti pajudėti arba eiti pasivaikščioti. Kaip iš tikrųjų įsivertinti, turiu tokius dalykus. Ir ar pasieksiu savo svajonės, nes kartais aš svajoju darbe galbūt karjeros ir pripažinimo, bet, na, sakykime, mano tikslas galbūt daugiau keliauti ir aš noriu, galbūt ankstesnės atostogas skirdavau kažkokiems naujiems įgūdžiams lavinti, darbiniams, profesiniams, o staiga dabar aš norėčiau galbūt visai kitų dalykų ir tai netitinka mano svajonių. Aš turiu visus šitus dalykus labai neblogai įsivertinti ir tikrai linkiu pagalvoti, apmastyti, kaip tai keičia tą mano gyvenimą. Iš esmės tas naujas įprotis. Ir ką aš galiu padaryti čia ir dabar ir koks tas mano tikras kodėl. Kodėl ir dar kartą kodėl. Ir kuo jis yra stipresnis, tuo iš tikrųjų mes keliaujam. Ar pavyko kam nors rašyti, ar kas nors rašot, ar nelabai. Taip, kažkas atsijungiam, kažkas vėl prisijungia, matau, kad neragauti vaikų maisto, juos maitinant. Labai iš tikrųjų geras iššūkis. Ir linkiu labai šitą įprotį naują įsiugdyti. Vakar šią temą vedžiau gyvai ir tikrai viena moteris gyvai klube Vilniuje. Ir mes tikrai diskutavom ir sako, na, turbūt savo reikia pasakyti, kad aš esu ne šiukšliadėžė, kad viską turėčiau, visus likučius susidėti savo. Ne, kad tiesiog ypač dėl vakarinių valgymų,
kada mes grįžtam pavargę, tai vat irgi dar pakalbėsim paskui apie tam tikras emocinės dalis. Aha, matau labai irgi vat vieną dalyką, iš karto keletą įpročių. Tai irgi atkreipkit momentą, kad kartais mes turim tikslą iš karto griebti, pasidaryti revoliuciją savo gyvenime. Tai tikrai norėčiau palinkėti įpročius ugdyti palaipsniui. Papasakosiu dar labai keletą smagių metodų, kurie man ir mano klientams tikrai padeda. Nepulkim iš karto labai daug padaryti. Galbūt geriau vieną įprotį pasiimkim, kuris yra be galo svarbus ir daro įtaką kitiems įpročiams, ir su juo gerai padirbti. Ir kartais pagalvokim, kas yra pamatinis tas įprotis. Va dar pakalbėsim apie tą įpročio kelią, tada pamatysit priežasties pasekmės ryšį patys savo ir tada suprasim, kad gal net ne nuo ten reikia pradėti, ne? Nes kartais mes labai ties paviršium žiūrim, o daug dalykų yra daug giliau. Galbūt šiandien seminare visko neižvelgsim, bet tikrai individualiuose konsultacijose mes pastebim, kad ten viršūnėlės, o iš tikrųjų reikia dirbti su šaknimis ir kai ką rauti. Taigi, judam. Jeigu ką, pasidarykite ekrano nuotrauką, tikrai čia nėra jokių paslapčių, čia daug dalykų paimta irgi iš vienos knygos, papasakosiu, kokia ta knyga, tikrai daugelis gal net ir skaitė, tai yra Įpročio galia. Tai įpročio ciklas, ir mes turėsim net ištrauką iš ten, nes tikrai tai yra naudinga. Įpročio ciklas, tai yra signalas, tai yra mechanizmas, kuris sužadina tą elgseną, veiksmas ir tai, ką aš padarau iš tikrųjų ir kokio aš atpildo noriu. Ir kartais, imkim pavyzdžiui, grįžtu į namus, dieną aš dažnai būnu nepavalgęs, nes užimtas, esu įsitraukęs į darbą. Čia labai dažnai po tuo slypi perfekcionistai, kodėl turi antsvorio. Po to slypi tai, kad labai būnam susikoncentravę, labai atsakingi, labai dėmesingi, labai esam jautrūs, labai jautrūs kritikai ir paskui vakare labai dažnai atsipalaiduojam, kad atsipalaiduojam, tą visą nuovargį norim užvalgyti arba atsipalaiduojam, pradedam galvoti apie galbūt ką galėjom padaryti dar geriau, ne, tai tokia analizė kritika prasideda, norim užvalgyti ir va tada toksai momentas ateina apsvaigimo netgi. Kalbama, kad persivalgymas yra vienas iš, ne, lygiai taip pat poveikį turi kaip ir šiek tiek alkoholio vartojimo, kažkokia taurė ar alaus bokalas, gal vyrams alaus bokalas labiau tinkamas pavyzdys vakare, kartais net ne tik, kad maistas tai gali būti. Na ir dabar kitas, pavyzdžiui, momentas, kai, nežinau, žiūrim kokį serialą vakare ir būtinai reikia kažką kramtyti. Arba atėjom į darbą, pasidarėm kavos ir būtinai mes turim kažką tai valgyti. Arba išbėgom, arba ryte, pavyzdžiui, atsikėlėm, pradedam skrolinti telefoną ir tada nebeturim laiko nei pusryčiam, ir kažkas mus įtraukia, nebeturim nei pusryčiams, nei mankštai ir nespėjam, vėluojam, kažką pamirštam ir tada, įsivaizduojat, rytinis jau blogas įprotis, jisai mus suvelia visai kitai dienai. Nepavalgiam pusryčių, natūralu, kad mitybos elgsena iš karto keisis, nors dabar yra madinga nevalgyti pusryčių, nes protarpinis badavimas madoja, bet iš tikrųjų apie tai nenoriu net kalbėti, nes pusryčiai būtini ir tai yra labai svarbu ir daugelis mes tėvų šiandien vaikus net išleidžiam nepamaitinę pusryčių, nes vedžiau kai į stovyklą mergaitėms irgi apie mitybą, tai daugiau negu pusė pakėlė ranką, kad nevalgo pusryčių. Tai yra paauglystė ir tai iš tikrųjų labai išbalansuoja mitybos elgseną, o mitybos elgsena, kada prasta, tada natūralu, kad ir mūsų darbo našumas yra prastas ir tada mes nebepasiekėm nepadarom karjeros. Suprantat, kas tai, kiek daug užsuka mūsų net pusryčių nepavalgymas. Ne, vat kokia pasiekmė duoda. Tai reiškia, aš turiu turėti signalą. Kitas signalas, kurį aš, pavyzdžiui, matau, kad aš esu paveldėjusi iš mamos, tai yra emocinis valgymas. Ir įprotis tas, pavyzdžiui, mano mama, kai emociškai kelis kartus ją stebėjau taip iš šalies, tai pasiima telefoną, kažką emociškai kalba ir jeigu jinai virtuvėj, žiūrėk, jau kažkas pas ją įdėtų burno ir jinai kramto, nors ir nenorėjo. Kitas, pavyzdžiui, momentas yra irgi emocinio valgymo, kaip aš kartais juokauju ir su klientais vadinu kontrabandinis maistas, pavyzdžiui, padėt ant stalo, kažkokie sausainiai, dar kažkas, net nepamatai dirbdama, dingo ir susivalgė kažkur tai. Reiškia, kokius aš turiu suvokti, kad jeigu pas mane yra kažkur tas paleidžiamasis mechanizmas toksai, ar aš kalbu, ar aš susijaudinu, kokia čia ta buvo emocija, kada aš atlikau tą įprotį, kurį aš noriu keisti. Kas paleidžiamas tas signalas? Bloga emocija, nepatogus pokalbis,
dar kažkas, kur aš einu ir noriu pakeisti tą įprotį. Tai vat, aš irgi turiu iš tikrųjų dar suvokti, kai aš gaunu tą atpildą, kas tas yra atpildas, kokia ta emocija, ką aš gaunu, kai aš persivalgau, atsipalaiduoju. Aha, tai aš turiu pradėti galvoti, o kas mane atpalaiduoja. Galbūt iš tikrųjų tas fizinis aktyvumas gali man padėti pajausti tą atpildą. Galbūt aš galiu iš tikrųjų, sakykime, nebeskrolinti ryte, o skirti laiką pavalgyti pusryčius, skirti laiką susiplanuoti viską aiškiai, skirti laiką pasiruošti kažkokius užkandžius į darbą. Ir vien tik tai, kad aš nebeskrolinsiu ryte telefone ir jį būsiu padėjęs, arba tiesiog, nežinau, žadintuvas, jeigu reikalingas, nuskambėjo ir aš padedu telefoną ir griežtai. Arba, pavyzdžiui, mano įprotis, kurį aš turiu ugdytis, kadangi mano tikrai didelė komanda, ir jeigu aš dirbu kažką, sakykime, rašau kažkokį darbą, na, imkim, net ir va šitą prezentaciją, žinokit, ką aš dariau, aš padėjau telefoną toli. Dėl to, kad jeigu man ypač reikia kokios nors informacijos telefone ir staiga tenais atsiranda kažkokios tai svarbios žinutės iš mano komandos narių, aš puolu atrašinėti, tada nuplaukė mano prezentacijos tas laikas, aš ten jau įsitraukiu kažkokius tai klausimus. Ir visa kita, tai aš dabar tikrai įsiugdžiau įprotį, kad jeigu aš darau vieną darbą, mano telefonas yra padėtas toli, bet jeigu jis skamba ir visa kita, aš darau įsitraukusi kitą darbą, būtent šį, ties tuo darbu susikoncentravusi ir žinau, kad tikrai didžioji dalis gaisrų, kuriuos aš šiaip gesinu savo kitų darbų laikų sąskaitą, jie palauks ir juos tikrai galėsiu padaryti vėliau. Tai tikiuosi, ar supratot įpročio ciklą. Jeigu ką, aš turėsiu pailsinti savo balsą, leisiu ir pasižiūrėsim video, kaip tas įprotis veikia. Būsiu labai dėkinga, jeigu man kas nors pasufleruosit, ar tikrai viskas gerai girdisi. Įsivaizduok, kad turi blogą įprotį, kurio tikrai nori atsikratyti. Tarkim, turi įprotį kiekvieną popietę apsilankyti kavinėje ir suvalgyti sausainį su šokolado gabalėliais. Šio įpročio dėka jau priaugai šiek tiek svorio. Tiksliau, šio įpročio dėka priaugai 3,5 kg ir tavo žmona pradėjo laidyti tiesioginės užuominas. Ir kai sakau tu, ką iš tiesų turiu omenyje, tai save, nes tai įprotis, kurį aš turėjau ir kurio negalėjau atsikratyti. Kad suprasčiau, kodėl šis įprotis buvo toks galingas ir kaip reikėtų jį pakeisti, turėjau išsiaiškinti, kaip įpročiai veikia. Visi įpročiai veikia vienodai. Visų pirma, yra tam tikras signalas. Trigeris, kuris paskatina automatišką elgesį. Tyrimai rodo, kad signalas gali būti tam tikra vieta, laikas, emocinė būsena, kiti žmonės, ar net tam tikras elgesio modelis, kuris iššaukia tam tikrą įprastą veiksmą. Tam, kad išsiaiškinčiau, koks signalas sukelia šį troškimą, kelias dienas žymėjausi, kada tiksliai atsirasdavo noras suvalgyti sausainį. Netrukus pastebėjau, kai ką labai įdomaus. Sausainio troškimas visada atsirasdavo tarp 15 ir 15:30. Tai buvo mano signalas, tam tikras dienos laikas. Kita įpročio ciklo dalis – įprastas veiksmas, pats elgesys. Čia viskas paprasta. Kiekvieną dieną tarp 15 ir 15:30 užsimanau sausainio, pakylu iš kėdės, išsikviečiu liftą, pakylu į 14 aukštą, išlendu, nusiperku sausainį ir valgau jį bendraudamas su kolegomis. Paskutinė įpročių ciklo dalis – tai atlygis. Ir tam tikra prasme, atlygis yra pati svarbiausia dalis, nes būtent dėl to įpročiai ir atsiranda, tam, kad gautume norimą atlygį. Bet išsiaiškinti, kokio iš tiesų atlygio trokštame, nėra taip paprasta. Tam, kad išsiaiškinčiau, koks atlygis buvo mano įpročio varomoji jėga, teko truputį paeksperimentuoti. Vieną dieną, kai pajutau norą suvalgyti sausainį, vietoj to, kad eičiau į kavinę, išėjau lauką pasivaikščioti. Kitą dieną užėjau į kavinę, bet vietoj to, kad pirkčiau sausainį, nusipirkau šokolado plytelę ir suvalgiau ją prie savo stalo. Dar vėliau nuėjau į kavinę ir nepirkau nieko. Vietoj to tiesiog 10 minučių pabendravau su draugais. Na, suprantate, ką aš dariau, tai testavau skirtingas hipotezes, siekdamas išsiaiškinti, kokio atlygio aš iš tiesų troškau. Netrukus išsiaiškinau, kad tai buvo visai ne sausainiai. Man tiesiog reikėjo pabendrauti su žmonėmis. Dabar viskas vyksta kitaip.
Tarp 15 ir 15:30 aš neįčia pakylu nuo stalo, apsižvalgau, pamatau draugą ir nueinu prie jo paliežuvauti 10 minučių. Tuomet grįžtu atgal prie stalo. Noras eiti į kavinę sausainio visiškai dingo. Naujas elgesys tapo įpročiu ir nuo to laiko numečiau 5,5 kilogramo. Tyrimai rodo, kad išmokę diagnozuoti savo įpročius, jūs galite keisti kaip tik norite. Taigi, kokie signalai, įprasti veiksmai ir atlygį yra tavo gyvenime? Kokį įprotį nori pakeisti tu? Taip, mielieji. Tai aš manau, kad... Įpročio galia. Kodėl mes taip elgiamės ir Jo, tai šitą knygą tikrai labai rekomenduoju. kaip tai Tikrai labai rekomenduoju šitą knygą, Įpročio galia, tie, kas nori dar pasigilinti labiau. Bet žinokit, trumpai ir aiškiai, visą tai, kad aš turiu pirmiausia pastebėti save, kodėl, kur čia tas priežasties pasekmės ryšys yra pas mane. Ir tai yra labai svarbu. Ir, sakykime, kodėl aš persivalgau vakare, dažniausiai pakalbi su žmonėmis, nes nepavalgo normalių pietų, nepavalgo pačių pusryčių. Dėl to yra tada natūralus noras, dėl to jeigu bus aktualu kažkokie mitybos gyvensenos įpročiai, tai taipogi nerekomenduoju niekada daryti, kad aš dabar kažko nevalgysiu, aš dabar kažko atsisakysiu. Aš norėčiau palinkėti, išmokti pirmiausia daryti tai, ką reikia ir natūraliai neliks tiems dalykams, kurių ir nereikia daryti. Aš visada sakau, negalvokim apie negatyviai, nes dažniausiai, kai aš kažko nedarysiu, man tai kelia stresą, nes jeigu tai teikia man didelį malonumą, aš nedarysiu. Aš visada sakau, žiūrėkim per teigiamą prizmę. Aš pradėsiu daryti šiek tiek kitaip. Bet jeigu labai man ten kažkur tai reikės, aš tikraigi suvalgysiu ten ir torto gabalėlį, jeigu man labai reikės dar kažko, aš savęs tiek stipriai neribosiu, nes tai psichologiškai yra be galo svarbu, bet aš pirmiausia padarysiu tai, ką reikėtų padaryti, kas man tą paskatintų įpročio atsiradimą. Dabar labai svarbu tą įprotį padaryti matomą. Ir ne tik matomą, bet kuo lengviau pritaikoma prie mano rutinos. Jeigu man reikės eiti valgyti pietus į kitą galą miesto, važiuoti į tą sveiką kavinę, aš tikrai greičiausiai to nepadarysiu. Jeigu man reikės skirti labai didelį laiką, imkim pavyzdžiui, mama, kuri turi 3 mažamečius vaikus, jei reikės važiuoti į sporto klubą valandą laiko, ten vėl praleisti valandą laiko, grįžti valandą laiko, greičiausiai, nežiūrint į tai, kaip jinai labai norės pradėti sportuoti, greičiausiai tai bus per sudėtinga. Ir tai truks labai trumpą laiką ir tai bus nepatogu. Ir dėl to, jeigu tas naujas ugdomas įprotis be galo nepatogus ir labai ilgas laikas ištemptas laike dienos, kas suteikia vėlgi, kaip pasakau, tokį didelę revoliuciją ir kardinalius pokyčius, tai gali kelti didelį stresą ir tai gali būti tik trumpą laiką. Todėl, jeigu tas, pavyzdžiui, įprotis, jeigu, sakykime, aš noriu pradėti sportuoti, ir aš pradėsiu tik tais nuo 5 ar 10 minučių mankštos kiekvieną rytą, kas netims man kažkokios tai didelio laiko tarpo, kaip tos 2 valandos, ypač, didmiestyje, kadangi Vilniuje gyvenu, tai, sakykime, nuvykimas, parvykimas, ne visada visi turim kažką šalia namų, patogų sprendimą, tai galbūt man geriau pradėti nuo tų 5 minučių kiekvieną dieną ir kad aš būtent ties tuo vienu momentu ir užsifokusuosiu. Ir geriau aš tai ilgesnį laiką tai darysiu ir tai taps įpročiu. Ir man tada bus lengviau integruoti ir 15, ir tada man bus daug lengviau integruoti pusvalandį, nes aš jau gausiu kažkokį tai rezultatą, aš gausiu kažkokį pasitenkinimą ir tai bus labiau matoma. Ir va čia labai svarbu, kaip tai atrodys jūsų atveju. Arba galbūt paslėpti labiau, jeigu esam tie valgytojai, kurie atėjom tik pasidaryti virtuvę arbatos, o ten sausainiai, saldainiai ir natūralu, kad ranka tiesiasi net nepagalvojus, nes kažkur tai mintys klaidžioja, nežinau, kažkokiuose rūpesčiuose, natūralu, kad galbūt geriau, kad tų saldainių sausainių ant akių toj virtuvėj nebūtų ir geriau tą virtuvę palaikyti švarę, užrakinti spintelę ir paslėpti raktu. Ir tai yra tikrai labai svarbu. Kitas dar labai svarbus dalykas - priderinti prie mano rutinos. Jeigu tai labai nepriderinta prie mano rutinos, dažniausiai aš nepadarysiu. Tai pavyzdžiui, apie kokį turbūt įprotį, kurį derinom irgi su mano sūnum rutinoje, tai yra papildų vartojimą, kada dažniausiai daugelis iš mūsų mes užmirštam.
Ne? Nu, vat, užmirštam išgerti, pamirštam. Todėl reikia labai pritaikyti prie mano ryto rutinos, kokia jinai yra ir ten geriausia pasidėti. Na, pavyzdžiui, įprasta rutina, kurią mes turim, turbūt dantų valymas. Ir daugelis mamų tikrai įdėjom labai daug pastangų, kad mūsų vaikai įprastų valytis dantis. Teisingai? Laukiu emodžių ant jūsų veidų. Kas įdėjot pastangų, mamos, kad vaikai jūsų valytųsi dantis? Ne? Įdėkit kokį nors emodžiuką, pas ką tai įvyko šitas procesas, kas turit vaikų, kas iš tikrųjų įdedat pastangų. Ir aš manau, kad tikrai, na, ne vieną dieną, įdėjot, priminėt, ėjot kartu, skatinot, nežinau, promotionus, dovanėlės dovanojot vaikam už dantų valymą, dar kažką tai žadėjot. Tikrai, aš manau, kad tas vyko ne vieną dieną. Ir va čia tas momentas, pavyzdžiui, kada jau siūkdo kažkokia rutina, kad aš atsikeliu ir kažką darau, labai yra gerai naują tą įprotį kažkur įjungti į jūsų esamą rutiną. Kad būtent šalia to veiksmo jūs padarysit dar kitą mažą veiksmą, kurį galbūt greičiausiai nedarydavo. Papildų vartojimas, ne, kad pavyzdžiui, valgydama pusryčius aš būtinai išgersiu. Man labai patinka mano irgi vienos klientės, jinai ryte atsikėlusi į espreso kavos puodelius, visai šeimai prie pusryčių stalo sudėlioja papildus ir visiems sudeda prie kiekvieno, kas ką turi sugerti. Suprantat, koks įprotis geras, kad jinai jau šitą dalį praskirsto ir visi tikrai laukia, ta prasme, kitaip ir nebūtų. Bet tai yra įprotis, nes jeigu jinai nepadarys, visi kiti nepadarys. Tai galbūt lygiai tą patį galite irgi apgalvoti, sakykime, tam tikri momentai, kurie, na, to įpročio. Kitas momentas, tai turbūt irgi įprotis, ką nors užmiršti. Ir tada mes turim pagalvoti apie patogesnį mechanizmą. Tai pavyzdžiui, mano vaikas dažnai užmirždavo tai sporto batus pasiimti, tai dar kažką, daugelio vaikai įsiblaškė. Mes iš tikrųjų nutarėm, kad nesikankinam ties tuo, kad tu neužmiršk. Mes nutarėm, kad mes padarom keletą kuprinių, kurias mes iš anksto sukomplektuojam ir tai reikia tik tai tas kuprinės pasikeisti vietomis ir tai palengvina. Žinokit, šitą dalyką aš labai daug kur pati savo taikau ir man tikrai labai palengvina, kad aš iš karto susidėlioju tam tikrus, kaip aš sakau, paketus. Jeigu aš kažkur važiuoju, jeigu aš kažkur kažką darau, pas mane jau yra paruoštukai tam tikri, ne, padaryti, net sąrašai yra pas mane padaryti iš anksto, tam tikri dalykai, tai man palengvina iš tikrųjų labai daugelio pasiruošimo. Todėl va čia labai svarbu, kad jeigu aš kažką ugdau, aš turiu pagalvoti apie savo rutiną, aš turiu pagalvoti apie savo būdą ir aš turiu integruoti. Dabar tas matomumas irgi labai svarbu, kad aš turiu būti pasidėjęs kažką po akim. Jeigu man reikia, na, imkim, aš turėjau to įvykį ir reikėjo man tikrai nemažai atlikinėti mankštų, kad aš atsistatyčiau. Žinot, ką aš buvau pasidariusi? Aš buvau pasidariusi tai, kad mano butas nėra didelis, mano prieškambaryje visada einant į tualetą, einant į virtuvę, va tam koridoriui visada buvo sporto kilimėlis. Ir pavyzdžiui, jeigu aš atėjau pasidaryti arbatos, aš kol arbata kaista, aš eidavau atlikti keletą svarbių man pratimų ir suma sumarum dienos eigoje aš jau būdavau apie 40 minučių pasportavus. Jeigu aš nueidavau į WC, grįždavau, aš minutę arba dvi atlikdavau tam tikrą pratimą. Ir bendroje sumoje, bevaikščiodama namuose, ne, aš iš tikrųjų per dieną atlikdavau tikrai nemažai tam tikrų pratimų ir tai man padėjo bendroje sumoje iš tikrųjų sukaupti ir tikrai padėjo tam mano atsistatymui. Nes jeigu aš save, nežinau, kažkaip kitaip būčiau turbūt įpareigojus, man būtų buvę dar sudėtingiau. Todėl irgi pagalvokim, kad galbūt ta nedidelė rutina, kurią jūs turite dienos eigoj, galite integruoti tam tikrus, ne, įpročius. Pavyzdžiui, vandens vartojimo įprotį aš lygiai taip pat ugdžiausi labai lengvai, kai aš buvau, matėt mano antsvorį, tai natūralu, kad buvau mama po vaiko gimimo, aš tikrai turėjau nemažą antsvorį ir kažkaip buvau labai tikrai apleidus ir vandens vartojimą, na tikrai buvo apleisti įpročiai. Ir teko susigrąžinti, ką aš darydavau ryte, aš visus kambarius apstatydavau stiklinėmis vandens. Tai reiškia kambarys, vaiko kambarys, miegamasis, virtuvė, natūralu jau ten vanduo visada, vonia, WC ir visur aš gurkšnodavau. Ir taip man įsiugdė įprotis dienos eigoje atsigerti. Ir žinokit, nepraėjo net geras mėnuo, kai aš jau natūraliai ieškodavau to vandens ir jau tikrai gaudavosi daug lengviau. Todėl viskas dirba,
tas, kas dirba kiekvieną dieną ir kas yra adaptuota prie mano asmeninės rutinos. Tai apgalvokit, kaip tas jūsų įprotis šiandien, kurį jūs norite daryti, gali būti matomas jums. Nežinau, kažkas gal sporto aprangą, žinot, kai moteris mes norim sportuoti, pirmiausia, nueinam apsišopinti. Gražią sporto aprangą pasikabinam, gražius kėdus pasidedam. Irgi motyvacija, kodėlgi ne? Tikrai taip. Vat dviratį irgi turiu, tai šalmą naują nusipirkau. Irgi motyvacija buvo, čia kažkada juokiausi, net story dėjau. Bet tai yra labai svarbu. Ir be abejo, visas pagundas, kurios mus skatina, tikrai rekomenduotina paslėpti. Na ir sutartis, mėlieji mano. Dabar linkiu pasirašyti ją labai sėkmingą. Ir ta sutartis tikrai neturi būti kada nors norėčiau būti kažkuo. Ne? Kad iš tikrųjų tai turi būti labai aišku. Čia kaip to tikslo galbūt nusistatymas. Bet labiau iš tikrųjų pažadas savo. Yra susitarimas tas, kurį aš ne šiaip, gerai, gal pabandysiu. Tai gal, jo. Gal kažkur sudalyvausiu. Bet ta sutartis turi būti labai aiški. Kada ir kur, ką konkrečiai. Kad antradienį, ketvirtadienį, 8 valandą, 7 valandą vakare, aš eisiu jogos treniruotę. Ne? Ir pirmadienį, trečiadienį, penktadienį rytais atliksiu, tempimo pratimus ten po 10 minučių. Arba kiekvieną rytą, prieš išvykstant į darbą, atsikėlus 5 minutės planuosiu savo dieną. Neimsiu telefoną į rankas, o tiesiog ramiai atsisėsiu ir planuosiu savo dieną. Patikėkit, per 5 minutės mes galim labai labai daug ramiai visko apgalvoti. Ypatingai, kada ryte mes skubam, labai daug būna neapgalvotų dalykų dienos po to eigoj, o jeigu mes ryte labai gerai susiplanuojam, tikrai daug efektyvesnė mūsų ta diena. Ir tai yra svarbu, netgi tą laiką numatyti ir kitą kartą laiką ir tą skirti. Taip. Kitas labai svarbus man pagalbininkas, iš rusų kalbos mes iš tikrųjų vertėm ir galvojam, kaip tas 7 dienas, tai yra šauniai, kad įsiugdyti tą pastovumą. Nes daugelis mes paslystam su pastovumu. Vat būna, pradedam kažkokį įprotį, vat kol laikomės kažkokio mitybos plano, arba kol ten turim kokį abonementą, tai taip, lyg įsipareigojom kažkam. Tai va ta sutartis, iš tikrųjų labai svarbus įsipareigojimas savo. Dar prieš kalbant apdovanojimus, tas pastovumas ir kaip jį įsiugdyti. Tai aš manau, kad nėra geresnio efekto, kaip yra žaidimas su savimi. Apžaiskim save. Bet taip sąžiningai. Dėl to, kad daugelis mes labiausiai meluojam, tai savo. Pasižadam ir nedarom. Ir po to yra labai didelis vidinis stresas, kada žmogus žino, ką reikia daryti, bet nedaro. Jam yra ženkliai didesnis stresas, negu jisai, kai nežino, kad reikėjo taip daryti ir nepadarė. Tai šauniai. Ką tai reiškia? Kad jeigu aš savo įsipareigojau kiekvieną rytą dabar atlikti mankštą, jeigu aš ją padariau pirmadienį, reiškia, aš rašau raidę Š. Jeigu aš padariau antradienį, aš rašau raidę A. Ir va taip visa mūsų savaitė. Bet jeigu aš sekmadienį nepadariau mankštos, ta I raidė yra ne tik, kad I nepasirašo, nusibraukia visa pradžia nuo šauniai. Rūta, matau, jūs keliate ranką, norėtumėte kažką paklausti, teisingai? Jūs galite įsijungti mikrofoną ir paklausti. Ar tiesiog netyčia spustelė? Netyčia. Gerai, matau čatą, viskas tvarkoja. Tai dabar žiūrėkit, šitas metodas, tai yra tik savaitė. Ir jeigu, sakykim, pavyzdžiui, jūs norėtumėte atsisakyti, tikrai mėgsta nemažai dalis žmonių, pavyzdžiui, kokią nors alkoholio taurę vakare suvartoti. Ir jūs norite atsisakyti ir staiga jau 2-3 savaitės, pas jūs 3 savaitės jau, paskutinės savaitės penktadienis, ta I raidė prieš I, ir staiga jūs vakarėlyje ir jūs ragina ir jūs pagalvojate apie tai, kad jeigu šiandien jūs kelsite taurę, jums nusibrauks visų 3 savaičių jūsų pastangos. Ar jūs iš tikrųjų norėsite tą taurę tikrai kelti, ar ne? Ar, pavyzdžiui, jūs būsite kokioj nors komandiruotėje išvykę ir negalėsite, nėra sporto salės, ir ar jūs iš tikrųjų ieškosite sprendimo tame, kad ir ankštokame kambaryje atlikti tą mankštą, kurią jūs savo pasižadėjot. Aš manau, kad tikrai norėsis iš to entuziazmo, kaip ten besigauna, atlikti tą mankštą. Ir va čia ir yra toksai
vidinis džiaugsmas, azartas, kur jūs galite, sakykime, tą savistabą. Nes kada mes tikrai turim įjungti kažkokią tai savistabą, kur mes turėtume pastebėti, kaip ten mums sekasi žaisti. Ne? Tai va šitas metodas puikus. Kitas mūsų metodas, sakykime, ką ir mes, kaip Herbalife konsultantai, mitybos turim 10 dienų maratoną, tai šiek tiek daugiau negu savaitę, tai irgi galima įtraukti tokią savistabą. Antras momentas, tai yra labai patogus įrankiai, ypatingai kas nori keisti mitybą ir labai dažnai numeta dėl to, kad neturi kada gaminti subalansuotų. Ir tada, aišku, yra krūva klausimų, vėlgi, kad o kaip čia gausis, o nesigaus. Tai mes esam tie, kuriems mums atsiskaitinėja šiek tiek ir dar tuo labiau bendruomenė, tai ir palaikymas, ir motyvacija, ir ta energija iš kitų tikrai padeda palaikyti jūsų motyvaciją. Nes dažnai motyvacija yra ne tik, kad tas noras, bet motyvacija yra netgi tiesiog energija veikti. Ir mes dažnai tos energijos veikti neturim, nes mūsų dėmesys ir energija yra kažkur tai kitiem praskirstyta. Kaip aš ir minėjau, praskrolinta, dar kažkas padaryta ir taip toliau. Todėl va tą planavimą ir tą motyvaciją ir va tą savo dėmesį ir fokusą mes būtinai turim iš tikrųjų būti sufokusuoti į tai, ką aš noriu būtent daryti. Nes jeigu vėl, aš kaip ir minėjau, pamenat pačioj pradžioj, darysiu iš karto kažkokius 5 naujus įpročius, greičiausiai man tikrai nepasiseks. Todėl aš tikrai rekomenduočiau susifokusuoti į įprotį vieną, kuris yra svarbus, galbūt netgi svarbiausias iš visų, ir jį pirmiausiai įsiugdyti. Ir tada pereiti prie kito įpročio ir tai padės. Ir dabar ateina tas momentas, kadagi reikia apdovanoti. Ir kas tas apdovanojimas, ne? Kai aš, sakykime, sulieknėjau, staiga galiu leisti savo suvalgyti, nežinau, tortą. Kaip dažnai žmonės daro, kad visą savaitę laikosi ritmo ir staiga ateina savaitgalis ir tas ritmas yra per savaitgalį pamestas. Ir tai yra turbūt pats blogiausias dalykas, ką mes iš tikrųjų darom labai dažnai ir daugelis, yra, kad savaitgalį mes pametam savo iš tikrųjų įprastą ritmą, savo ciklą, taip įsiderinam, organizmas patiria stresą, tada lyg ir vėl bandom save įsprausti į kitą ritmą, tada vėl organizmas patiria stresą ir mes tada tokiam lyg ir emociniam stresą, tie cirkadiniai ritmai mūsų sutrikdyti ir mums tada nesiseka. Todėl apdovanojimas, jisai turi irgi būti, kaip aš sakau, pridėtinė vertė ir netgi toks žingsnelis į priekį. Nežinau, galbūt jeigu aš kažkokius įpročius mokausi, tai galbūt aš į kažkokią tai bendruomenę geriau skirsiu to laiką, negu kad sulėtėčiau vienu žingsniu ar 2 atgal, bet kad kaip tik į priekį pajudėčiau. Galbūt jeigu aš nežinau, lieknėju, gal aš galiu dar papildomus kažkokius masažus. Galbūt jeigu lieknėju arba ten kažkur tai lyg nugaros kažkokie skausmai, gal geriau man tada kažkokį tai individualią treniruotę su kineziterapeutu. Kad tai man sukeltų iš tikrųjų ir pasitenkinimą. Nes natūralu, kad aš turiu apgalvoti, kad tas apdovanojimas neturi būti, aišku, negatyvus, neigiamas, toksai netgi save labai įspraudžiantis į kampą. Vis tik aš turiu patirti ten malonumą. Galbūt tai dalykas, kurio aš gal labai ilgai neleisdavau savo. Bet labai svarbu tai, kad jeigu aš nepadariau tų veiksmų, tos sutarties nesilaikiau, kad aš negaliu gauti to atlygio. Nes mano smegenys nesuriš to, kaip iš tikrųjų, kaip priežasties pasekmės to ryšio. Ir greičiausiai tada, tai tiek to, Vaida, taip gavosi, čia tokios aplinkybės, bet tu vis tiek esi labai verta ir tu, žodžiu, gali būti apdovanota ir taip toliau. Ir va čia tada toks ir sudirba labai nuolat savęs apgaudinėjimas. Jeigu aš įsipareigoju laikytis tam tikrų sąlygų, jeigu aš save skatinu ugdyti kažkokį tai naują dalyką, vadinasi, aš atėjau čia ir dirbu, ir darau, ir aš gaunu tam tikrą atlygį, yra tą pasitenkinimą. Nes va tokiu atveju, jeigu aš vėl įgriuvau į tuos spąstus, neturiu valios, nes pamečiau tą kelią vidury tą kelio, nes aš turiu grįžti atgal ir pradėti žiūrėti. Vadinasi, mano galbūt kodėl nėra stiprus. Vadinasi, gal aš neįsigilinau vis tik tais, kas tas paleidžiamasis mechanizmas, kad aš jį galėčiau išrauti su šaknimis. Galbūt aš vis tik tais net pažįstu, kokį aš vis tik noriu patenkinti tą savo norą, kas tas manyje iš tikrųjų ta kažkokia tai, kas čia manyje, koks tas mano tikslas. Ir ką mes praleidom. Ir faktas, kad kartais man pačiam labai nepaprasta pakalbėti diskusiją. Galbūt kartais mes konsultantai esame tam, kad mes kartais padedam jums atrasti tuos atsakymus, kad reikia į ką grįžti, nes mes kartais bandom daryti kažkokius tai, kalbėkime, jeigu kalbam apie mitybą, kokius nors cukraus detoksas, kad čia be cukraus, bet valgom labai daug bananų. Toksai būna kartais
blaškymasis, kad vat aš dabar kažką tai padarysiu tokio labai ypatingo, labai save pribosiu ir staiga gausis kažkoks tai rezultatas. Bet dažniausiai mes neišmokstam tų elementarių, paprastų dienos įpročių, kurie yra labai svarbus, tos dienos rutinos, kuri yra labai svarbi, kuri yra pamatų pamatai. Nes mes bandom kartais pasipildyti tą savo mitybą šiais papildais, tačiau mūsų paros ritmas nesutvarkytas, mūsų tam tikri baziniai dalykai nepadaryti, kurie yra svarbus, kurie yra pamatiniai, kuriuos būtent reikia užsiugdyti kaip įpročius sveikai gyvensenai, o mes juos numetam į šoną ir bandom pagalvoti, kad vat, kažkoks tai toksai, nesvarbus įprotis, jisai mum atsvers tuos pamatinius visus įpročius. Ir tai yra pati didžiausia klaida. Ir tada žmogus sako, tai vat aš neturiu valios, nes pamatiniai įpročiai nesutvarkyti. Tai vat noriu čia irgi atkreipti dėmesį, kad būkim tie žmonės, kurie save apdovanosim, kad būtų pamatiniai įpročiai sutvarkyti. Ir kada pamatysit, tada bus visai pasitenkinimas kitoks iš mūsų to gyvenimo. Dar prieš pristatant mūsų keletą klausimų, aš tikrai norėčiau, arba gal klausimus paliksim pačioj pabaigoje, ne? Aš papasakosiu apie tai, nes jau manęs ir klausė, kaip tas 10 dienų maratonas vyksta, kad jisai pas mus vyksta Telegram uždaroj grupiai, kada mes turim įprotį pastebėti savo svorį, pastebėti savo apimtis, pastebėti, pasifokusuoti į tą savo kasdienę mitybą, sulaukti mūsų konsultanto rekomendacijų, aptarimo ir bus tas fokusas iš tikrųjų, ką aš iš tikrųjų valgau, nes labai daugelis sako, kad aš net nežinau, iš kur svoris atsiranda, aš nežinau, kaip man čia taip gaunasi, bet va čia tas būna toksai fokusas, savistaba, priežasties pasekmės ryšio svorio su tuo, ką aš iš tikrųjų veikiau vakar, su mano kitos dienos svoriu, kaip viskas tas atrodo ir kur tas priežasties pasekmės ryšys ir kokius tuos mes turim vis tik tais įpročius, klaidingus ir kokius vis tik tais reikia mums susiformuoti. Tai ta pagalba ir aišku, kiekvienas mes norim tų skirtingų rezultatų, todėl ir kiekvienas turim ir skirtingas ir galimybės galbūt. Todėl kompanija tikrai yra parengusi irgi ir skirtingas programas ir jūs galite dalyvauti tiek nuo mini, tiek nuo maxi programos, vėlgi priklausomai nuo to, ką jūs norite, kokių ir galimybės, kokias finansinės turit, nepriklausomai nuo to, mes su visais klientais vienodai dirbame pagal jūsų poreikius ir konsultuojam ir padedam ir palaikom iš tikrųjų tą mūsų pokyčių maratoną, taip kad tiek mini, tiek midi, tiek maxi. Tai ta mini programa tikrai kainuoja, ten sakykime, dieną nuo 3-4 eurų per dieną, tai tikrai nėra kažkokia tai labai didelė prabanga ir tai nereiškia, kad jums čia kainuoja papildomai, tiesiog mes pakeičiam keletą tų valgymų, kuriuos dažniausiai įsigijam prekybos centruose, o kai šiandien yra tiek išaugusios kainos, tai tikrai vėlgi tai nėra ta didelė investicija, ne? Ir iš tikrųjų tą ir linkiu. Ir kodėl Herbalife Nutrition produktai, čia trumpai turbūt grįžtant, ypatingai tie, kas nesat prisijungę, galėsime aptarti, bet tai yra labai svarbu. Labai svarbu tai, kad 9 iš 10 yra patenkinti klientai būtent vartojimu pačių produktų. Ir 9 iš 10 paminėjo, kad, pavyzdžiui, svorio mažinimo ir valdymo procesas vartojant produktus yra labai komfortiškas. Ir nes daugelis tikrai laikosi labai nekomfortiškų mitybos sprendimų, kas apsunkina žmonių gyvenimą, o mūsų darbas yra suteikti įrankius, kurie palengvina gyvenimo, neapsunkina ir kad tai būtų daug efektyviau. Na ir aišku, 8 net iš 10 pasiekė norimą rezultatą. Bet kitas akcentas turbūt, kad mūsų klientai įvardijo tai, kad be konsultanto savarankiškai tik įsigiję produktus, to tikslo nebūtų pasiekę. Na ir iš tikrųjų žinios tikrai žmogų keičia. Tai pas mus vyksta ir mitybos paskaitos, kurias jūs galite lankyti. Tai pirmadieniais klube gyvai, o trečiadieniais mes turime mūsų komandą paskaitas online. Ir dabar aš tada skiriu tą laiką mūsų klausimams ir atsakymams. Ir turbūt gal ir stabdom tą įrašą, visi, kas norės pasižiūrės įrašą, o klausimus jau toliau visiems mūsų konsultantams užduos asmeniškai, o webinare mes galėsim dar tada pasikalbėti.